Sveiki visi žiūrovai, šiandien parodysiu, kaip pasigaminti patranką. Ji labai toli nušaus. Žiūrėk. Štai mano jau pagaminta patranka. Dabar parodysiu, iki kokio toli jinai nušauna. Dabar einam pažiūrėti, iki kur jinai nušovė. Tolokai. Dabar aš jums parodysiu, kaip tokią patranką pasigaminti. Ją pasigaminti yra labai lengva. Tiesiog dabar žiūrėk. Tikiuosi suprasite, nes čia vanduo parodys, iki kiek jis bėga. Jeigu šičia nubėga, šitos negriaunam. Tokį padedam. Tada šičia uždedam va šitai. Šičia įdedam redstone'ą. Iki čia. Po to šičia padarom tokius laiptukus. Aš šičia virš laiptukų, kad šičia dar paliktų vienas toks takas. Po to dar šičia nutiesiam. Septynis šituos ir visus iki maksimumo. Užstatom. Na, ir dabar šičia nutiesiam. Gerai. Va, patranka padaryta. Bereikia tiktais jums išmėginti ją. Žiūrėkite, va ten vandens neužmėgiam, tiktais šičia. Šičia ir dar šičia. Po to šičia įdedam mygtuką, jį paspaudžiam ir dabar einam žiūrėti, kur skris. Va, matėte? Kažkas ten sprogo. Na štai, iki kiek dašauna šita patranka. Jos yra lygiai tokios pat. Ir abi į tokį pat tolį nušauna. Tai jas yra šiaip pakankamai lengva pasigaminti. Tai dabar žiūrėkite, pagaminsiu. Dar vienas iki iš abiejų patrankų susprogdinsiu. Na va. Dabar paspaudžiame vieną ir antrą patranką ir einame į sprogdimo vietą. Na štai, išsprogo. Na kągi, mieli žiūrovai, štai pamoka baigta, kaip pasigaminti patrankas. Tai tikiuosi sugalvosiu daugiau išradimų ir įkelsiu į YouTube. Viso!